Šitie darbai yra fragmentai iš mano personalinės parodos Virginis šuo apie eilinio šuns likimą 2000 metais, kai aš asmeniškai su tuom susidūriau, kai pamačiau pirmą kartą turguj tuos šuniukus ir visus tuos skelbimus ir kaimynus, kurie bando tau prakišt šuniuką, kuris jiem nereikalingas, nesuklydėti. Ir aišku, likimas toks geresnis, nei maišė kažkur plaukiant po žemę. Tai keliami pagrindiniai klausimai, ką išsirinktum tą šuniuką dėžėj, ar augintum bute, ar būdoj, jeigu pats būtum šuo, ar tu kauktum visą dieną, ar tylėtum prisispaudęs prie žemės ir galų gale, jeigu tu pats būtum pririštas prie tos būdos, ar kastum pamatęs šeimininką, ar džiaugtumės jį.